iki. Turbūt pastebėjote, kad valtyje su savim turiu pastoviai net 2 graibštus. Dėl ko 2? Dėl to, kad vieną naudoju pagrinde šapalam, jis yra guminis, žuvis mažiau žalojasi, tvirtas, reguliuojasi lengvai. Vienu žodžiu labai esu patenkintas. Jeigu reikia paimti žuvį žolėse, tai tvirtas ir patikimas graibštas. Ir jis beje neskęsta iš karto, įkritęs skęsta po kažkiek laiko, bet ir ta raudona spalva, jeigu gilis nedidelis, matosi, po vandeniu galima išsitraukti. Ir naudoju, turiu su savim dar vieną graibštą, didesnį. Tai tarkim, jeigu gaudant šapalus būna, kad užkimba ir lydekos, ir metrinės lydekos, ar salatis didesnis, tai naudoju šitą didžiulį. Jis yra jau neguminis, negumuotas. Bet labai tvirtas, labai patikimas. Jau, tarkim, užkimba šapalus gaudant, tai būna ir kotelis liaunas, ir valas nestoras. Ir pavyksta ištraukti, nes su tuo graibštu, jeigu greitai užkabini tą lydeką metrinę, tai ir sėkmingai pavyksta ištraukti. Tai tiek žinių ir žiūrėkit naują video apie sėkmingą šapalų žūklę. Iki kitų video. Iki. Ate. Smagu, pasisveikina pirmas gražuolis. Ačiū ir ate. Kaip gražiai paėmė. Nemažas, gražiai priešinasi. Nesidaužyk. Gražuolė. Va, koks super gražuolė. Nu va, dar vienas po medžiu tokio užkybo. Ate. Kaip gražiai nuplaukė. Kaip jis čia užsisukęs? Išlenda. Va, griebia vabalą. Krentant. Nu, palaukit.
Yes. Va, dar vienas gražuolis. Tai griebė krentantį. Tik įkrito, iškart pačiupo. Ate. Gražiai plaukia. Pagaliau gal jau paėmė. Gražus. Gražus visai. Smagumėlis. Taip, ateik. Visi vienodą dydžio atrodo. Na šiandien tai kaip vienas, visi. Nu ką. Na. Va koks, visai gražus. Nu bet vienodi šiandien kimba. O tokia burnytė nemaža. Auksinis gražuolis. Auksinukas paėmė koks. Tikrai baksnojimų daug. Iš 5 gal vienas tik tai paima. Tai labai ačiū tau, kad paėmė normaliai. Wow. Čia tai gražus smūgis buvo. Ir šapalas geras. Eik tu sau. Kad tik neįlysta. Nelysk ten. Didžiulis. Ai. Блядь, kaip lenda. Ai, tu klausai didelė. Va, čia jau dienos bonusas. Čia jau dienos bonusas. Labai gražus. Va čia tai žuvytė jau. Čia jau bonusas turbūt šios dienos bus. Prie pačių tų va šakų. Tai vos aš jį nulaikiau. Kad jis neįlystų man ten. Tai pasisekė. Ačiū tau, ate. Yes. Va čia tai geras. Gražus smūgis. Čia mėknė gali.
Palauk. Tik po biškį, tik. Mekniukas vėl. Kaip smagu. Yes! Vėl meknė pagavau. Kaip smagu. Ir graži nemaža. Stop, nesidaužykė. Va. Ir vėl gražus mekniukas. Buvau nusprendęs, kad bonusas šios dienos bus tas didelis šapalas, bet dabar net nebežinau, kurį reiks nominuoti, ar mekniuką, ar šapalą. Nu, ačiū. Ate. Wow! Ai, tu sau kaip smeigia. Prie pat valties. Nu, šaunuolis. Nedidukas, bet kietas. Išgąsdina net. Prie pat valties. Bet ir smūgį kokį. Kokį smūgį jis dar padarė. Šaunuolis. Ateikim, išlaisvysim, fotkinsim. Netoks jau visai mažas. Ne visai mažiukas. Va toks stipruolis prie pat valties, kaip kalė, net išgąsdina. Šaunuolis. Eik tu, nu, kaip gražiai kalė. Ai. Čia tai gražiai. Nu, jūs girdit, koks čia triukšmas? Ir ką tik šapalo kibims. Iš žolės lenda. Ai, išlysk. Bet čia gražus šapalas. Kaip lenda. O, lenda. O, didelis koks. Didžiulis. O girdit, koks triukšmas šalimas. Motociklai raiža prie pat. Ir vienodai. Didžiulis gražuolis.
Didelis gražuolis. Eik. Pusiau grožis. Grožis, tikras grožis. Oi. Elys. Yes. Kur didžiulis. Auksinis didžiulis šapalas. Tik paklausykit, kas čia daras. Raižo motociklai. Garsas siaubingas. O šapalai vienodai. Kimba va tokie va didžiuliai prie pat motociklų. Nu pasaka. Kas daras? Ačiū tau. Yes. Gal neįliksi, nevėži. Yes. Ant kokios rovės kaip kalė. Kaip susitvarkyti. Eik, tu didelis. Geras, kaip paina. Kaip paina. Atėjo ratą, ateina pas mane. Nu, nėra toks jau baisiai didelis, bet ant tokios rovės jie tokie būna piktesni. Opa. Negaliu pritraukti. Nesulaužysiu, gal nieko tikiuosi. Opa! Laimė. Yra. Didelis, gražus. Palauk, nurimk. Nesiduok, paleisi. Va, koksai. Koks grožis ant srovės. Srovinis čia. Stipruolis. Ant srovės didelės tokios, kaip smeigia, tai labai sunku buvo ištraukti. Čia jau yra srovinis stipruolis. Ačiū tau. Didžiukas, man atrodo. Ar ešerys? Ešerys. Oba. Eik tas savo. Dar vienas bonusas. Dar vienas gražuolis. Užsuko pasisveikint. Tik galėtų pasišiaušti, būtų dar gražesnis. Bet jie dabar kažkokie nebepikti pasidarė. Po neršto. Nu, ate.
smeigia. Aš su motoru žaidžiu. Net dabar jis įlinda į kelmus. Eik tu savo. Juda į kelmus įlinda. Didelis turbūt. O, nu, lysk iš ten. Lysk. Išlenda. Oi, čia vien pagaliai. Nu, gražiai prisiparkavom. Šaunuolis. Va, koks gražuolis. Smeigia va prie pačių tų malkų. Tai va, ir buvo įlindęs. Tai pasisekė, kad išlinda. Ačiū, kad užėjai. Trečią kartą paėmė. Gražus. Wow, stipras koks. Stipruolis. Nelabai didelis. Bet stipras. Oi. Nelysk į žuolis. Nelysk į tas žuolis. Ateik, atsikabinkim ir plauk savo reikalais. Gražus, nemažas. Gražus, galvoju, kad mažesnis. Man labai svarbu yra, kad po mano žvejybos upėje žuvų nesumažėtų. Kad grįžęs galėčiau vėl pagauti, nei kiek nemažiau, gal net didesnių žuvų dar. Tai ačiū ir ate. Oba, vėl yra. Eik, čia tik mažiukas atrodo. Mažesnis. Šiandien mažiausias. Na, šiandien šitas jau tikrai mažiausias. Bet kokia uodega deformuota jo. Nu, bet jis medžioja ir su tokia uodega. Sėkmės tau. Fantastika.
Žiūrėkite, koks grožis. Kibimai tokie. Po medžiu į kamputį taikliai užmečiau. Pokš ir yra. Dabar jau tai yra. Irgi geras. Geras. Geras, gražus. Sunku ištraukti tokios ant srovės. Kurgi tau arklys? Kurgi tau? Kokia dydžia, aiksa. Dar vienas įspūdingo dydžio. Sunku ištraukti su mano kotelis iki 2,5 gramo. Prieš srovę dar. Nu, bet ištraukiu šiaip ne taip. Nu, ačiū gražuolį. Čiau. Yes. Eik tas sau, kaip smeigia. Va čia tai grožis. Va čia tai. Eik tas sau, kur tu lendi? O tai lenda. Ne toks jau didelis, bet oho, stiprus. Na ir pasisekė man šiandien. Jau nebesuskaičiuoju, kiek aš jau čia pagavau. Nuostabus kibimai, gražios žuvis, gražios vietos. Nuostabu.